Sveiki žvejai! Sveiki bičiuliai! Tęsime laidų ciklą apie žvejybą, tolimą užmetimą meškerėmis ir Wagler tipo plūdėmis. Šiandien mūsų planuose tikslinė lynų žvejyba. Saulė jau aukštai, tačiau mes per daug nepergyvename. Pasiruošime rimtus jaukus, išsirinksime vietą arčiau švendrių ir bandysime pagauti lyną. Esame Trakų rajono vienam iš ežerų, kurie garsėja lynais. Taigi, pirmin inkaruotis. Šiandien akcentuosime lynams raudoną spalvą, nes lynai labai mėgsta raudoną spalvą. Iš tikrųjų ir dėl to pasirinkome lynas, karosas, karpis, raudoną jauką. Kaip matote, savyje turi daug raudonų detalių ir jisai šiek tiek yra stambesnis. Dėl to mūsų tikslas ir yra lynas, o ne kokia nors smulkmė. Visų 1 kilogramui bazinio jauko naudosime pusę kilogramo termiškai apdorotų kukurūzų, kurie yra nemalti. Tuoj parodysime. Paduokime peilį. Kam jie reikalingi? Tuoj paaiškinsim. Kukurūzai reikalingi tam, kad būtent nemalti, kad jie yra žiauriai stambus, iš tikrųjų, labai stambus. Dėl to, kad lynas visgi yra pakankamai ėdri žuvis. Ir va šiek tiek pasmulkinus šitas detalės guldysime ant dugno, nes, kaip žinia, vien tik tais tokių rupių jaukų lyno vienoje vietoje neišlaikysime. Nes pirmiausia, aišku, gali sureaguoti smulkmė, kuri pagrindą šito rupaus jauko ir suėda, o kas lieka stambesnio, tas jau lieka lynui. Šitie kukurūzai dar persigeria jauko kvapu ir tikrai vilioja lyną. Čia jau patikrintas variantas, ne pirmi metai. Kas dar čia pas mus? Kopra melasa. Tai yra kopra melasa, kaip ir kiekviena karpinė žuvis, lynas yra smaližius. Taigi, dedame kopra melasos, taip gaudant ir karšius, karpius, kuojas, būtinas tikrai komponentas, nes savyje turi daug kalorijos, saldumo, lynas tikrai atplauks pasigardžiuoti. Taigi, pagrindinis momentas, kaip ir sakėme, labai akcentuosime į raudoną spalvą, nes lynas labai mėgsta raudoną spalvą ir raudonas visokias detalės jauko. Tai yra džiūvėsiai, kurie yra nuspalvinti raudonai ir jie pakankamai yra tikrai nesmulkus. Prieš tai drekinti jų nereikia, tiesiog beriame pusę kilogramo irgi. Negailėkite, tikrai šitas komponentas labai vilioja lynus. Ir pasemkime į truputėlį vandens. Šiek tiek vandens. Ir įpilame vieno iš svarbesnių priedų, paskutinio. Man šitą svarbi, kaip sakant, misija teko, trečdalį priedo jauko šokoladas. Aromatinis priedas. Tu maišyko, aš šiek tiek papasakosiu. Yra pora svarbių dalykų. Jauką reikia drekinti šiek tiek kitaip, negu žvejojant gylyje karšius, ar kuojas, ar kitą žuvį, kurią žvejojam gilesnėse vietose. Čia pasirinkom vietą, kur yra 1,5 m gylio, tad jauką reikia mėtyti ne ten labai kietai suspaustais ratuliais, o paskleisti jauko kilimą. Ir tam tikslui jauką reikėtų arba perdrekinti šiek tiek, arba šiek tiek nepridrekinti. Tai yra, jis turėtų, galima sakyti, tik pasiekęs vandens paviršių, sudužti ir nusėsti ant dugno plačių kilimų. Dar truputėlį įpilsime keletą, ne per daugiausiai įdėsime kukurūzų. Neverta dėti per daug kukurūzų, nes mintis jaukinimo ir to kilimo yra tokia, kad išskiriam iš dugno
kažkokiam tai dugno plote su savo jaukos spalva, su kvapu ir su visų jaukų vietą, tai taip vadinamą padarome kilimą ir ant to kilimo matosi keliasdešimt stambesnių gabalų, tai yra tų geltonų kukurūzų, kurie jauką praturtina ir vilioja lyną. Taigi tokia šiandien jaukinimo idėja. Jaukas šiek tiek pabrinks ir manau neužilgo mesim į vandenį ir pradėsim žūklę. Gana. Viskas. Gerai. Kaip matote, tokia kaip košytė. Truputėlį pabrinks. Jaukas ir netoks drėgnas bus, bet tikrai metant jisai suduš paviršyje. Manau, pademonstruosim, kaip skleidžiasi. Pademonstruosime, kaip skleidžiasi. Įsivaizduokit, kad, aišku, kilimas bus platesnis, bet principas aiškus. Šiek tiek išsiskirianti jaukos spalva ant dugno ir geltoni stambus kukurūzai, kurie tikrai turėtų privilioti lyną. Plius dar medaus. Medaus kvapas, šokolado, alkoholio. Visa puokštė kvapų, saldumas, tai ko reikia. Atsargiam lynai, kurį mes šiandien, manau, prisiviliosim taip arti, kad jis net nesupras, kad buvo apgautas. Net iš tikrųjų praras savo atsargumą. Jo. O kol jaukas brinks, išsimatuosime gylį, pasirinksime žvejybos vietą, gaminsime rutulius ir mesime į vandenį. Tai va, jaukas jau išbrinko, taip kad nespaudžiam labai stipriai, formuojam mandarino dydžio kukulius, tiksliai metame į užmestą vietą. O kaip matote, tyšta visą jauką mes sumesime, nes tikrai nesiruošime jaukinti šituo jauku. O jeigu matysime, kad yra aktyvus kibimas, tai šiek tiek pamėtysime kukurūzų. Emilį, tau kimba. Neša, žiūrėk, žuolė. Hop. Yra? Ir manau, kad Emilį neberaudė? Neberaudės jau. O tai pirma visada smulkesnė žuvis. Aš pats susitvarkysi? Susitvarkysiu. Gerai. Stiprus. Smagu su liaunu kotu traukti. Kas ten toks? Oi, gražuolis. Nu kaip gražuolis? Niekas. Oho. Eina. Vat kur malonumas. Jisai. Štai ką reiškia geras jaukas. Nepraėjo 15 minučių, man porą raudžių, pas tave pats pirmas lynas. Kaip ir galvojom. Nu ką, reiškia teisingai. Raudonas jaukas veikia. Gražuolis. O,
Taigi, keliauja atgal. Nu, tikėkimės. Pirmas, bet ne paskutinis. Tikrai ne. Manau, ateis dar ne vienas. Jaukas paklotas puikiai. O, žiūrėk. O, yra. Geras. Geras, labai geras. Spaudžia prie žemės. Ateik. Kažkas tam reikia atsileisti. Nežinai, ką gali iškrėsti. Nu, pasirodyk. Grybštelį gal? Aha, žinok, padėti turėsi. Gal. Oi. Vėl nuėjo. Atsakyk čia. Gal duok, kur tas graibštis? Lauk. Ateik. Na va. Jaukas davė savo. Važiuoja, koks gražuolis. Liuks. Auksas spalvis. Hop, yra. Jo. Yra aš. Tau? Kas pas tave? Žinok, panašu į vyną. Mano tikrai neraudė. Nu, kad neraudė, tai faktas. Nežinau, kažkaip eina labai palei žolės, o kyla į viršų. Kas ten? Pasiduoda į viršų. Nu, nenori pasiduoti. Mano lynas. Nu, tavo lynukas, sakykim. Duok, aš pirmas gal grybšteliu Imk. pasidarbuosiu. Mano net nepasiduoda taip lengvai. Ir tu jį palaikyk tuoj. Aš įsitraukiu savo. Hop. Na, čia kad ne per didžiausias, bet vis tiek smagu. O, karšis, pažiūrėk. Karšiokas? Aha. Ir karšiai atėjo pas kanalą. Matai, jaukas karpinėm žuvims skirtas. Jaukas daro savo. Ir karšiai smaguriausia. Inteligentiškai mes jį suvaldėm. O, žiūrėk, visai neblogas. Neblogas. Kaip iš tokio sėklių? Nu, iš metro gilio tai smagumėlis. Jie atlindo. Atlaikė. Smaguriai. Link vaikų. Tamsus. Pasaka. O ką? Liuks. Keliauja namučio. 3-4 kino greičiau. Davai. Hop. Ištraukė po 15 žuvų, nuotaika puikia. Norime pakalbėti apie įrankius, kuriuos šiandien naudojame linų žūklei. Kaip visada liekame ištikimi Mitchell Avomach serijai ričių dėl svarių priežasčių. 7 ir 2 padidintas perdavimo santykis ir jis yra būtinas žvejojant plūdinę. Galybė metimų, tiesą sakant, dažnai tenka permetinėti masalą, visi tai puikiai žinome. Ir su tokia rite tai daryti yra vienas malonumas. Žvejoji, susikavalas greitai, tai yra tai, ko reikia tokiai žūkliai.
Ir dar labai vienas didelis ir malonus siurprizas ir pliusas tai yra, kad turi 4 atsarginius būgnelius. Tai yra vienas pagrindinis ir 3 atsarginiai, kurie iš jų yra ir metaliniai, ir plasmasiniai. Taip, kad galima įvairiausių susisukti diametrų valų skirtingoms žūklės sąlygoms. Tiksliniai lynų žūkliai naudojam tam reikalui skirtas plūdės. Lynas atsargi žuvis, gyvena sekliai. Šiandien mūsų žūklavietė yra 1,5 metro gylyje ir pakankamai skaidriam vandenį. Taigi pasirinkome Kraluso ProMatch plūdę. Jinai, kaip matote, yra skaidraus korpuso ir be to, kad yra skaidri ir lynam ir žuvim praktiškai nematoma, dar turi ir visom Kraluso vagleriam būdingą kalibravimo arba balansavimo sistemą. Tai matote, kad skaidrus vamzdelis slankioja ir galime balansuoti plūdę, nenaudojant švino ant sistemos. Aišku, kad ši plūdė taipogi turi keičiamas viršūnės, kaip ir visos Kraluso Wagler plūdės, kas leidžia pasirinkti viršūnės spalvą priklausomai nuo žvejybos sąlygų. Ir šiandien tvirtinu plūdę per paprasčiausią karabiną, sistema neslankianti, nes slankiančios sistemos kaip ir nereikia, žvejyba vyksta 1,5 metro gylyje, taigi tas slankiojimas visiškai nebūtinas. Ir apie pačią švinų sistemą, manau, gal Saulis papasakos, nes aš trumpai papasakosiu, nes šiaip Kraluso plūdėje naudojami švinai, bet jų subalansavimas pačios plūdės pastatymas į reikiamą poziciją yra labai paprastas šio vamzdelio pagalba, kaip Emilis minėjo. Taigi, o švinai patys, kaip išdėstomi, yra, mano žūklavietėje yra apie 1,30 m. Aš dedu pagrindinį svarelį apie 1 metrą nuo kabliuko, nepilną metrą. Tada eina kontrolinis svarelis apačioje, suktukas ir pavadėlis apie 30 cm. Taip, kad paprasta labai sistema, nieko per daug sudėtingo ir žuvis kimba. Naudojam valą šiandien tvirtesnį, 0,18 Kraluso Match Sinking. Dėl to, kad lyną reikia išvesti iš žulių, neleisti jam plaukti ir neapsimoka tiesiog nusiploninti. Pavadėlis 0,14. Mano mėgstamas Kraluso puikiai atlaiko. Galvojau dėti gal 16, bet užsidėjau 14, jokių problemų su žolėm visom lynas ištraukiamas yra. Tai tiek apie sistemas. Gaudomam kukurūzo, musės lervos. Taip, retkarčiai susidedam slieką. Bandysime gal antroje dalyje slieko pabandyti mūsų žuklės. Kaip ir minėjom, reikia, kad šiek tiek išsiskirtų masalas iš bendro kilimo vaizdo. Todėl sveika retkarčiais pakaitalioti. Gal ilgina kalbų? Žiūrėjom. Po kurio laiko žvejybos metu lynai šiek tiek apsibaido, todėl labai gerai yra iš laidynės paleisti į prijaukintą vietą dar šiek tiek stambesnių jauko detalių. Šiuo atveju aš laidynę šaudau kukurūzus. Yra. Iš žolių rauni? Iš žolių. Ateina nelabai didelis, bet aršiai kovoja. Jis maklės. Nu, žinai, turiu pripažinti, kad šiais metais ko nesmagiausia žvejyba. O, tai sliekutį tik užsidėjau. O, reiks ir man pabandyti. Porą kukurūzų. Nušovėm. Ir prašau, vėl atėjo. Kas gali pasakyti, kad negraži žuvis? Nerealiai iš tikrųjų. Nu ką, keliauk. O, matai? Prie žolių. Matau. Turi? Smagu. Gražiai. Šiandien tokių labai monstrų kažkokių nepagavome, bet
Bet pakankamai gerai tikrai pažvėjojame. Aš manau, kad dar pasėdime kokį pusvalanduką Ir bus gana. Jonas, kiek galima. Šiaip jau yra karštis. Palauk, aš čia vargstu dabar. Tai priemonės tam skirtos. Opa. Bet ką aš noriu atkreipti, kad Jaukas jos visą dieną privertė jau maitintis. Kiek mes jau čia žvejojame tikrai ne nuo ankstyvo ryto. Prašau, ir įsidienojus irgi kimba. Oi, atgal gražiai paleisime. Plauk. O, truputėlį tik atsigal. Nenori plaukti? Nenori, graibštelį pats lenda. Op. Yra. O ką, įsikimba žuvys visiškai. Atrodo, turėtų nustoti. O tai toks oras. Tai nedaug tu dievė, koks 30 laipsnių tai tikrai yra. Hehe, ir pas mane yra. Kas pas tave? Man atrodo, bus lynukas nedidelis. Aš tai išsimsiu čia šitą. Tau palieku graibštelį. O, kaip įsidienojus šiek tiek ir sumažėjo kalibras. Na, matyt, didieji pasitraukė, bet Na. visus kukurūzus iš Jauko išvalgė. Ant to mažesnio. Tai ką, šiandien tiek. Įsitikinome iš tikrųjų, kad timarai Jaukai yra veiksmingi ir linai kibtų visą dieną, bet jau tiesiog nenorime jų traukti, ne dėl to čia susirinkome, pagavome pakankamą kiekį, gerai praleidome laiką. Ką noriu svarbiausia dar pabrėžti, kad svarbiausia linų žūkliai teisingai jauką pateikti, gerą jauką, kokybišką pasirinkti, gerai susibalansuoti meškerę, kad būtų tvirtas valas, atlaikytų linus, galima jos būtų išvilkti per jėgą iš žolių ir tiek. O daugiau tik tais jau dar ir sėkmės, žinoma. Truputėlį. Taip. Bet, kaip sakant, kai gerai pasiruoši, tai lydi ir sėkmė. O šiandien tiek. Dar kartą norim priminti, kad mūsų laida nuo šiol jau kiekvieną savaitę 11 val. Ryte per Lietuvos ryto televiziją, o interneto gerbėjams taipogi priminame, kad ją galime matyti ir internete lrytas.lt adresu, o Facebook puslapyje Šiandien kimba vis dar vyksta gražiausios, įdomiausios ir keisčiausios nuotraukos konkursas, kur galite atsiųsti savo nuotrauką ir laimėti puikius prizus. Savo žuvų nuotrauką. Taip. Ne savo draugės, bet savo žuvies nuotrauką. Tai ką, šiandien tiek, ate susitiksime po savaitės. Iki.